Čia internetinio dienraščio Bernardin LT pokalbis su dainininku Edgaru Montvidu apie jo buvusį vokalo mokytoją tenorą Virgilijų Noreiką. Edgarą Montvidą kalbina žurnalistas Vytautas Markevičius. Gerbiamas Edgarai, kokie buvo pirmieji jūsų susitikimai su maestro Virgilijumi Noreika? Ar tiesa, kad vienas jų nulėmė jūsų gyvenimo kelią? Mokantis Juozo Gruodžio konservatorijoje ir jau mokslams einant į pabaigą Kaune, man teko ne kartą atvažiuoti pas maestro, pasirodyti jam prieš stojamosius egzaminus, nes jau paskutiniuose konservatorijos kursuose aš nusprendžiau vis dėlto savo gyvenimą sieti su dainavimu, su operiniu dainavimu. Norėjau pakliūti į paties geriausio klasę, nes nepaslaptis, kad puikūs atlikėjai dar nereiškia, kad ir yra puikūs pedagogai. Tai šiuo atveju ši taisyklė negaliojo, nes maestro buvo puikus ir atlikėjas, ir pedagogas, išugdęs tikrai visą plejadą garsių dainininkų. Turėjau porą tokių susitikimų ir kaip dabar atsimenu ir visiems labai dažnai pasakoju, kad mano tas pirmasis toks atvažiavimas į Vilnių, aš tiesiog keletą minučių tikrai bijojau atidaryti duris į kabinetą ir stovėjau ir lūkuriavau šiek tiek, kol baigsis ten dainavimas, kol nustos muzika. Tuomet iš karto pastebėjau neįprastai tokią nesuvaidintą pagarbos aurą pačiam kabinete, todėl kad maestro mėgdavo kažką mokydamas turėti savo kabinete ir kitus studentus, kad klausantis juk irgi labai daug ko išmoksti. Tai vat tą dieną, kai aš atvažiavau, ten sėdėjo daugelis jo studentų ir klausėsi, kaip maestro dirba su vienu iš mokinių. Man įstrigo ta tokia pagarba, tas toks iškilmingumas, gal netgi galima būtų sakyti, kabinete. Likimas lėmė taip, kad pirmaisiais studijų metais man neteko mokytis pas maestro Noreiką, dėl kad tiesiog visi veržte veržėsi pas jį ir tiesiog nebuvo galimybių, nebuvo vietų. Tiesą sakant, jis prižadėjo, kad jis stebės mane viena akim ir žiūrės, kaip vyksta mano mokymasis ir balso vystymosi eiga. Ir jau antrais studijų metais aš jau perėjau į maestro klasą. Tai va toks mano buvo kelias pas jį. Taip pat aš baigiau ir magistro studijas maestro klasėje, nors teisingumo dėlei turiu pasakyti, kad jau paskutiniaisiais metais aš labai daug koncertavau, dainavau jau Latvijos nacionalinėje operoje nemažai. Negalėčiau pasakyti, kad buvau retas svečias pamokose, bet jau ne taip dažnai, kaip kad, sakykime, pirmaisiais metais. Maestro Virgilijus Noreika išugdė, kaip jūs sakot, ne vieną dešimtį daugiau ar mažiau žinomų dainininkų. Koks jis buvo mokytojas? Jisai buvo iš tų pedagogų, kurie netaiko vieno kurpalio visiems. Jis mums pabrėždavo, kad mes gauname bel canto, tą pagrindinę itališką klasikinę dainavimo mokyklą. Jis vis pabrėždavo vokalinės genealogijos medį, primindavo, kad Kipras Petrauskas, Bara, garsus italų tos bel canto muzikos atstovas, kad štai mes esame jo tarsi palikuonys. Ir jisai būtent įteigė ir išmokė tuos tokius klasikinės, reiškia, mokyklos dainavimo pagrindus. Jis buvo labai reiklus, mes prisibijodavome jo, bet pagarbiai prisibijodavome, žinodama, kad jeigu mes ateisim nepasiruošę, kad bus bėdų, nes visada jautėme, kad už durų stovi dar ne vienas dainininkas, laukiantis savo vietos ir kad mes tikrai labai lengvai galime tą savo vietą prarasti, žodžiu. Tai mes taip stengiamės, bent jau aš nuolat ruošdavau naujas programas ir jisai tai jausdavo ir labai jam tas patikdavo, nes jisai tikrai matydavo, kada studentas yra darbštus, kada, kaip pasakyti, iniciatyvus, veiklus ir nelaukia tik tai jo nurodymų, bet ir pats ieško. Nors pirmaisiais metais, žinoma, jis neleisdavo mums patiems dainuoti, todėl kad pirmaisiais metais dainininkui labai svarbu, kad jį tiesiog net tą žodžio prasme vestų už rankos pedagogas, kad nenukryptum ten, kur nereikia, žodžiu, savo dainavimu. Tuo pačiu buvo ir labai šiltas žmogus, jis nepamirždavo mūsų gimtadienių. Kai prasidėjo visokie koncertai Lietuvoje, jis puikiai suprato, kokia yra mūsų finansinė padėtis studentų. Vieni kilę iš galbūt labiau pasiturinčių šeimų, kiti iš visai nepasiturinčių, kaip kad aš. Stengiasi mums visiems suteikti tolygiai, reiškia, koncertų tam tikrą kiekį su juo po Lietuvą važinėjant, kad mes šiek tiek jau ten kažką tai prisidėtumėm prie tos savo stipendijos. Čia aš norėčiau dar irgi pabrėžti tą tokį labai svarbų momentą. Tie būtent koncertai, važinėjimas po Lietuvą,
matymas, kaip jisai bendrauja su publika, kaip jis parenka programą. Tai buvo tokia viena iš svarbesnių jo mokyklos dalių, nes vienas dalykas yra dainuoti kabinete, kitas dalykas, aišku, jau stovėti scenoje ir jau transliuoti tą savo žinią publikai. Tai va čia man bent jau buvo tai tikrai labai didžiulė mokykla. Jūs sakote, kad Virgilijus Noreika buvo daugiau nei mokytojas, palikęs ypatingą savo mokyklą. Jums jau mokiniams reikia šią veiklą tęsti. Jūs tai ir darote. O kokias išmoktas pamokas dabar perduodate savo studentams? Na tai aš tarsi toliau nešu tą deglą, tą jo, reiškia, Belkanto mokyklos atstovavimą ir tiesą sakant, nesu labai aktyvus pedagogas, nes mano paties dar veikla yra tiek solisto, tiek dirbant su Pažaislio muzikos festivaliu tokia aktyvi, bet aš esu vizituojantis profesorius muzikos ir teatro akademijoje ir savo studentų, savo tokios kaip po klasės aš neturiu, bet vesdamas tos meistriškumo kursus aš visuomet pabrėžiu, reiškia, tos pagrindinius principus, kas yra labai svarbu. Būtent tą, ką mes išmokome, nes tai buvo pagrindiniai tokie, na, kaip aš metaforiškai visada mėgstu pasakyti, toksai kaip stabilaus pamato, reiškia, išliejimas, ant kurio tu jau paskui per savo visą gyvenimą, žodžiu, jau statai ir puoselėji tą vokalinį pastatą, tokį tą savo namą. Tai muzikos akademijoje yra labai svarbu išlieti tą tokį stabilų pamatą, o vėliau jau vyksta, aišku, formavimasis interpretacijų dėka ar skonio muzikinio ir taip toliau. Bet tas pagrindas turi būti labai stabilus, kad tai galėtum daryti. Čia buvo internetinio dienraščio Bernardinai LT pokalbis su dainininku Edgaru Montvidu apie jo buvusį vokalo mokytoją tenorą Virgilijų Noreiką. Edgarą Montvidą kalbino žurnalistas Vytautas Markevičius.